Labas, Severija. Labas. Kaip jautiesi, kokios nuotaikos atvykus į mūsų festivalį? Šiaip jaučiuosi labai pakiliai, labai faina, kad tiek jaunimo susirinko ir visi tokie aktyvūs ir labai gera energija čia. Labai super. Ar galėtum kažką daugiau papasakoti apie save ir apie savo profesiją? Šiaip esu tekstilės dizaino ir meno atstovė, bet jau ne vienerius metus dirbu tarp skirtingų disciplinų. Viena iš jų yra sinotipija, analizuoju tiesiog refleksijas, tiesiog vaizdinius, tekstūras, jas apjungius tarp skirtingų disciplinų ir tiesiog kuriu meną. Man čia skamba kaip kosmosas, aš net neslėpsiu. Bet iš kitos pusės tai irgi labai kietai skamba ir manau, kad ne vienam jaunuoliui gali patikti. Tad jeigu jie susidomėtų, ar galėtum papasakoti apie savo kasdienybę? Kaip atrodo būtent tavo profesijos diena? Šiaip jinai labai dinamiška, nes dirbu freelancerė, tai mano kiekviena diena yra vis kitokia. Viena yra skirta menui, kita yra skirta visiškai kino, tarkim, industrijai. Tai tokios kaip ir rutinos niekada nėra, tu ją pats susikuri dažniausiai, bet dažniausiai tai vyksta tiesiog tyrinėjimas aplinkos, analizuojamas problemų ir bandant jas išspręsti labai labai kūrybiškai. Labai smagu girdėti. Ar matai tai kaip pliusą, kad neturi rutinos, kad tu gali vieną dieną gali arba turi daryti tą, kitą tą? Didžiąją laiko dalį taip, nes nuo tos rutinos aš ir stengiausi pabėgti rengdamas tokį kelią, bet ta rutina vis tiek pasiėva kartais ir toj dinamikoje, viskas čia yra tiesiog normalu, bet aš manau, kad tiesiog tu pats save atrandi skirtingose srityse, skirtingose problemose ir ta dinamika tiesiog veža tave. Gerai, labai gerai skamba ir aš manau, kad kiekvienam jaunimui svarbu tos rutinos nebuvimas. Tai irgi dar vienas pliusas, kalbant apie šią profesiją. Dabar kalbant apie kokias savybes turi turėti tavo profesijos žmogus. Koks žmogus turi būti, ką turėtų daryti? Labai dinamiškas, sugebėti labai greitai priimti sprendimus, kūrybiškai spręsti problemas ir tiesiog pastebėti, kaip gali optimatizuoti tam tikrus sprendimus ir juos priimti labai greitai. Supratau, ar į savo profesiją atėjai su tom savybėm, ar tu jas suformavai? Manau, dalis to yra tiesiog įgimtas dalykas, bet dalis tai buvo labai didelė praktika. Aš Vilniaus dailės akademijoje baigiau ir bakalauro, ir magistro studijas, taip ir pratino pakankamai prie tokio intensyvaus tempo ir kūrybinių sprendimų ir tokių greitų priėmimų ir kadangi tai labai dinamiškos studijos, tai tiesiog nuolat kažkokių technologijų mokymasis, nuolat kažkokių ten sprendimų priėmimas, tiesiog išugdė man tos įgūdžius. O gali pasakyti, kad darbe kiekvieną dieną vis kažko naujo išmoksta? Žinoma. Čia kaip neturėjau klausti. Tikrai. Tiesiog tai yra tiesiog nori kažką įgyvendinti labai stipriai ir kad tai gyveninti, tu kiekvieną dieną turi kažko naujo išmokti, tu turi domėtis. Esu išmokus lituoti, esu išmokus truputį programuoti, tiesiog, kai tu tiesiog tiki taip savo idėją ir nori ją realizuoti, tai tu tiesiog viską padarysi, kad taip įvyktų ir iš to tie skills ir atsiranda. Supratau. Ir kokius patarimus galėtum duoti žmonėms, jaunuoliams, kurie norėtų studijuoti? Ką tu studijavai? Nebijoti bandyti. Aš šiaip turėjau laisvus metus po studijų ir priėmiau tai kaip tiesiog laikotarpį išanalizuoti save, pasibandyti, pasivaikščioti, pasiklausinėti, atvirų durų dienas eiti. Tiesiog bandyti, nebijoti, bandyti ir keisti, bet tiesiog nebijoti šnekėti ir save išbandyti skirtingose srityse, kad atrastum, kas tau svarbiausia veža tave. O kokios buvo, pradėjai baigti studijas, Taip. Kaip girdėjau, turėjai šiek tiek pertraukėlę, kur bandėjai į save realizuoti, save suprasti, ko nori. Čia po mokyklos buvo. Po mokyklos? Taip. Tai gap yearą turėjai? Taip, turėjau, čia buvo tikrai labai pravartu ir aš plus labai norėjau stoti nemokamai ir žinau, kad reikia pasiruošti ir tiesiog norėjau labai tikėti savo svajonę ir ją įgyvendinti tai laiko. Ilgai rašai savo kuprinės bagažą, ką reikėjo parodyti akademijai? Sąlyginai aš jau taip nuo 10 klasės, nuo 9 intensyviai lankiau skirtingas disciplinas, tai išbandžiau keramiką, ten tapybą, kažkiek skulptūros, tiesiog viską po truputį, kol atradau savo ir tuos metus skiriau tikrai išbandyti, ar tai man patinka, pabendrauti žmonėm, kurie studijuoja ir išgirsti jų refleksijas ir taip. Supratau, labai gerai. Taip. Ačiū tau. Ačiū, kad pasikvietėt. Nėra už ką, sėkmės dirbtuvėse. Taip, dėkui. Super. Gerai, viso.